Sveiki. Labadiena. Labai dažnas sodininkas duoda tokį klausimą. Kaip medį paruošti žiemai? Bet čia bendras klausimas. Vienas klauso, kaip apsaugot nuo zuikių. Kitas klauso, kaip apsaugot nuo šalčio. Taigi šiandien mes apie tai ir pakalbėsim. Kaip daleiskim dabar šitą savaitę mums paruošti tinkamai žiemą. Paprastai žmonės galvoja, kad saulė yra draugas. Iš tikrųjų draugas. Vasarą, pavasarį. Bet žiemą saulė gali būti ir priešų. Kadangi saulė kaitina žiemą vasario, sausio mėnesį, kovo mėnesį. Ir trūkinėja žievė. Žievė yra tamsi, todėl labai pritraukia saulės spindulius ir labai... Dabar kita problema, pavyzdžiui, mes randamės ant kalno, čia pastoja pučia vėjas. Medžiai, kaip ir žmonės, kenčia nuo vėjo. Ir plonas šakelės, pavyzdžiui, net iš tos pusės, kur vyraujantis vėjas, iš vakarinės pusės. Čia labiau nukenčia negu va šitą pusę. Žiemą, irgi per žiemą. Žiemą. Toliau šaltis, pavyzdžiui, -15 be vėjo ir -15, kai pučia stiprus vėjas, tai yra du skirtingi dalykai. Nu ir be abejo zuikiai. Gal slyvaitė daug žalos nepadaro, bet toje vietoje gali būti ir obelaitė, ir kriaušė. Aš jau pastebėjau, kad rugsėjo pabaigoje jau zuikiai patauja. Jau kur nors sodas prie miško, jau vieną kitą obelaitę apgraužta. Tai tradiciškai, ką siūloma, kad balinti. Nuo saulės balinti. Iš rudens. Iš rudens. Bet iki pavasario dažniausiai tas nusiplauna. Nu tada klausimai, ką ten, kokius dažus yra. Toliau, kas ten? Aplamai dažniausiai žmonės balina jau balandžio mėnesį. Balandžio jau būna tikrai per vėlu. Balandžio antroji pusė. Jo. Tikrai tai buvo jau per vėlu. Jeigu jau balinsit, tai balinkit iš rudens. Toliau praktiškai visi pamiršo apie gyvatvorės užuovėjas. Nu, pažiūrėjau, aš pasodinau Lazdynų, iš šiaurės pusės Lazdynų gyvatvorė, Lazdynų užtvara. Dažniausiai turiu ten sklypą ant ežero kranto ir sodinu. Ir tas medis vėjai dreba nuo šalčio. Tai kaip tam medelį padėti? Labai paprasta, mes nėra čia kažkokių stebuklų, tiesiog aprišti popieriumi, baltų popieriumi. Tai gali būti sviestinis popierius, svarbiausia, kad jis būtų šviesus. Tai gali būti, tiesiog galima panaudoti tapetus. Spalva nesvarbu, svarbu, kad būtų šviesus. Svarbu, kad būtų šviesus. Šviesus. Brangių tikrai nereikia. Nu ir tada labai paprasta. Iš tapetų arba iš popieriaus padarom tokius rulonėlius ir aprišam, pradedant nuo apačios, kad čia praktiškai laikyti nereikia, bet jeigu yra pagalbininkas ir Ar galima tą daryti su polietilenu? Ne, šunta medžiai, nekvėpuojam. Tai būtų klaida. Nu, žmonės klausia, su agroplėvelė. Kiek žino agroplėvelė praleidžia saulę? Ir jinai, manau, kad dar labiau išryškins tą nudegimo. Aš manau, kad nelabai saulė. Jeigu daug sluoksnių padėt, tai saulė nepraleis, bet tada praleis vėją. Praleis vėją. Ja. Viskas jau apsaugota ir nuo zuikių, ir nuo vėjo šitoj vietoj tikrai. Dabar jeigu medelis jums labai jau brangus, nu kaip, pavyzdžiui, šitą slyvą 5 veislių, tai galima apsukti kiekvieną šakelę. Manau, kad negalima, bet reikia. Nes šią žiemą buvo, štai tiek sniego buvo. Ir tas, kuris aprišo tik apatinę dalį, čia viskas liko, bet čia neliktų nieko. Jeigu šitai būtų aprišta. Jo, porą medžių tikrai suvalgė. Tada aprišam. Aprišt reikia visas šakutės. Nu, parodysim. Dabar truputį per anksti lapai turi nukristi. Nes nieko baisaus, jeigu mes pašalinsim tos lapus. Anksčiau laiko. Lapų nepaliekam. Tikrai nieko baisaus.
Dabar tokia procedūra būtinai persikui, kadangi persikas vėjai neišlaikys. Praeitais metais gąsdino visus pasaulio pabaiga, šiemet, kad bus labai šalta žiema, nu tai gal ruošiamės. Pirmais metais tas būtina padaryti. O sekančiais metais tada kamienus, reiktų saugoti kamienus. Ir tokių darbų nereikia atidėti. Paprastai, kai pirmas šaltukas, jau zuikis sode. Pirmiausia, apgrauš jūsų obelaitės. Tai vaitės irgi mėgsta, ypač kultūrinės veisles. Paprastai, kuo skaniausia obelis, kuo saldesnė, tur matyti ir ževėras. Labai mėgsta auksį. Obelų veislė auksį, tai ne tik žmonės mėgsta, bet ir zuikis tikrai. Nu, kaip ir minėjau, zuikį gražiai visada skaniausias, brangiausias. Dabar tokiam stovi medelis turi likti, kol neišeis pašalas. Paprastai iki balandžio vidurio, iki balandžio 10 dienos. Du kartais pavasaris būna ankstyvesnis, vis tiek neskubėkit nurišti nuo kamieno. Galima šakas laisvinti, bet kamieną dar... Nes pas mus dar kovo vidury, netgi kovo pabaigoje, naktį būna gana stiprus šaltis būna. Nu ir zuikiai vis tiek ateina dar. Ir zuikiai, ir dėl šalčio irgi. Dabar praktiškai viršus bus... Kaip tas procesas vyksta? Saulė įkaista žievė. Dabar taip, daleiskim, dieną įkaitina pietinė pusė arba pietrytinė pusė įkaitina iki temperatūros, pavyzdžiui, 20 keli laipsniai. O naktį gali būti 18-20 šalčio. Ir temperatūrų sviravimas, ir trukinėja žievė. Pirmais metais to mes nepastebėsim. Net nepastebėsim. Gali pasikeisti tik tai spalva. Tas išiškės po metų. Taip, dabar viršus yra pilnai apsaugotas. Nuo zuikio, nuo vėjo, nuo šalčio ir nuo saulės. Liko dabar apsaugoti medelį šaknų sistemą. Būna taip, kad gruodžio pabaigoje visiškai nėra sniego, temperatūra krenta iki -20. Šaknis gali išlaikyti -16, jeigu yra obelis aukštaūgė. Pavyzdžiui, jeigu obelis yra ant vegetatyvinio poskiepio, tai pliko šaknis išlaikys -11. Vadinasi, bet kuris šaltis ir dar kas yra baisu. Jeigu yra žolytė, tai medis netai bus pažeidžiamas. Jeigu yra pomedis plikas, neužmulčiuotas, tai tas medis greičiau bus pažeidžiamas. Dažniausiai tai būna po pasodinimo medžio. Po pasodinimo, ypač pirmais metais. Todėl čia išpilama kokio kibirą sausų durpių, kad apsaugoti šaknų sistemą. Nesvarbu, kokios durpės bus. Žinoma, tai gali būti nebūtinai durpės, tai gali būti pjuvenos. Tai gali būti pjuvenos, Žievė, medžio. Žmonės klausia, gal palikti žolę. Paprastai ten susirinka pelės ir... Žolė tai labai geras mūsas, bet žiemai labai žiemai mėgsta žiemot pelės. Nu kažkur tai apie kibirą tiek va užtenka. Tikrai bus sočiai. Jo. Naujai pasodintume sodinuko, šaknis neplečiasi visi vietų ir čia tiek užteks pilnai. Nu dabar parodysim klaidas visgi, kaip atrodo tie nudegimai ant kitų medžių. Nu va, kriaušiai 15 metų, dabar jinai buvo perskiepyta. Ir kamienas yra laukinės kriaušės, bet vis tiek nukentėjo nuo saulės. Ir dabar be abejo, ne praeitą žiemą, o už praeitą žiemą, kadangi jau brazdas pradėjo gydyti tą žaizdą. Bet žievė bus tokia gan didelė ir jinai tikrai užgis po kelių ar keliolika metų. Ir dabar tai viskas, nu ką ten, aš nors sodininkas irgi darau klaidų. Tai be abejo, nekartokit mūsų klaidų. Pagrindinė klaida, kad nebuvo nubalinta. Arba nebuvo aprišta. Arba aprišta nebuvo, ja. Jeigu būtų aprišta arba nubalinta, to nebūtų. Va mūsų gera saulutė ką daro. Ja. Ir, žinoma, priklauso nuo veislės. Nu, kaip tu sakei, gal slyvos ne.
nenukenčia, taip yra. Tai yra vyšnios nenukenčia, bet slyvos, trešnės, abrikosai, persikai, obelis, kai kurios veislės ir, žinoma, priklauso ir nuo vietos. Čia nėra jokio miško, yra atvira vieta. Va saulutė. Dieną saulė, naktį šaltis, vėjas ir viskas. Nu, ir nudegimas gaunasi. Pavasarį gaunasi, kad tiesiog žievė atsilupa. Ten galima kišti pėlį, jinai tiesiog atsilupa. Dabar kitas klausimas, ar galima, kad čia galima, tai dabar sekančiais metais jau pavasarį, galima ir dabar rudenį. Čia reiktų nudažyti dažais, pavyzdžiui, aliejiniais dažais su fungicidu, kad apsaugoti tą medieną nuo puvimo, kad čia neįsimestų grybas. Čia panašu, kaip mes rodėme, kaip gydyti vėžio žaizdas, čia tas pats. Vėžio gydymas. Kadangi dabar va, čia sustoja viskas, bet nežinau, kur riba, kur čia yra riba, ar čia nesiplečia. Be abejo, į tokius pažeidimus įsimeta vėžys, įsimeta grybelis ir vienu žodžiu, vien tik tai nuo to, kad nebuvo apsaugota nuo saulės, ne nuo šalčio. Vėlgi, pavyzdžiui, jeigu medžiai yra dideli, ir mes nenorim, kad atrodytų kaip karinė miestelė, galima, pavyzdžiui, iš 4 lentų sukalti tokį skydelį iš pietinės, bent iš tos pusės, kur kaitina saulę, ir tiesiog tokį, kad duotų pavėsį. Pavėsį jau padaryti. O čia jūs matot tokį pat nudegimą nuo saulės ant obels. Jau apie 20 metų, 15-20 metų obelis. Ir matot, kaip čia viskas negražiai. Štai tokia žaizda jau užgydyti pilnai, man rodos, kad jau nesigaus. Bet kągi daryti su tokiu medeliu? Kiekvieną šakelę aptikti popierių. Aš tikėjusi tokio klausimo. Kas prisimena, prieš... Tiesiog kaip naujagimį reikia suglausti kojas, rankas ir ką mes dabar padarysim. Ir aprišim su galva, nesitsatkinsim. Dabar be abejo, aš galvoju, kad būtų lengviau, prapjaunam tos tapetus palaikyti. Atrodo drastiškai viskas. Tau patinka šitą pusę? Balta visgi. Baltesnė jau. Šviesesnė reikia. Šviesesnė. Taip. Dabar laikyk. Kitą ranką turiu. Ir tas šakelis dabar... Lauk, reikia dabar sunkiai taip ir viešą. Dabar tas šakelis reiktų suglausti. Va, teisingai. Dėk. Tas liečia ypač jaunus medelius. Čia višnaitė. Čiupčiką paliksim. Izoliaciją, galim kokį špagatų, vėlutę. Aš tikrai dabar tikiu, kad tą medelį bus geriau. Dar apie ką pastavė. Sniegas išlaužė šakas, taip ir? Labai daug sniego, jis po to pasidarė labai sunkus. Ne, tai paskui įauga kaip ir šakas nulaužė. Tai dabar bus apsaugota dar nuo šakų sulaužimo, nuo sunkaus sniego. Ką vėl dar pasakyti? Nuo zuikių, nuo saulės, nuo vėjo, nuo šalčio ir kad neišlaužytų šakas. Papasakosiu tokia istorija. Žmogus nusipirko obelaičių 2 hektaram. Pasisodininkas paklausė, ar pas jūs tvora aptvertas? Sako, ne, aš užtepliuosiu zuikbaidžių. -5, -10, viskas gerai, ne vieno zuikio. -20 atsirado pirmi pažeidimai, -25 suvalgė su tuo tepaliuku. Kartu su tepalu. Taip, kad taip neatsitiktų, reikia kažkaip tai įdėti darbą, pasistengti. Sėkmės jums. Viso gero.